Sveiki. Negalėjau interneto pagalba parodyti geriausią pirtelį pasaulyje. Visiškai kitos technologijos, bet dabar galvoju įrašysiu ir parodysiu taip. Tik kada įrašinėjai, tai sunku prijunginėti. Taip. Labai gera aplinka. Labai gera aplinka. Ir dabar parodysiu pačią pirtelę. Tai yra, tokių pirčių aš nemačiau Lietuvoje niekada, nes tai yra ypatinga technologija. O čia yra židinukas, kurį galima naudoti kaip židinį ir kaip kūrenimą pirties, nes turi du dūmtraukės ir čia pačią krosnelę tokią. Tai didžiąją dalimi pas visus beveik. Naudojasi darbiniai akmenys šitie. O pas mane darbiniai akmenys yra viduje. Per juos eina ugnis švarus, nes aš turiu du dūmtraukės. Ir tada švarus ugnis pilnai pasiekė tokią kondiciją šitų akmenų, kada garas jau gaunasi, jokiais kitais būdais jo nepasieksi, tik atvira ugnimi. Bet ugnis turi būti švarus. Todėl pas mane yra du dūmtraukiai ir iš pradžių iškūrenu ir vieną dūmtraukį, iš pradžių išeina visas sažas, smala, visi nešvarumai, ir kada yra švarus ugnis, eina tada per šitus akmenis. Matote, jau beveik 15 metų pirtelė, kūrenama ugnis tiesiogiai per akmenis ir pas mane čia visiškai baltai švariai viską. Tai yra idealiai švarus išeina garas. Ir čia specialiai padaryta platesnė gultai. Nes gultai turi būti ne kaip ten vištos sėdi siaurose gultose. O čia yra specialiai. Tai yra dėl tai, kad žmogus gali priimti tokį šavasaną pozą. Tai va. Ir yra toks dvasinis hamamas. Yra superinis. Pagal tokios technologijos irgi nėra ni pas ką Lietuvoje. Ir tai pasaulyje nelabai mačiau. Tai va. Ir galiu jums pasakyti, yra galimybė išbandyti ir net gauti paskaitėlę apie gyvenimo būdą, apie gyvenimo filosofiją, apie sveiką gyvenimą. Kad gyventi, dar kokį, pas mane yra 70-metis jau, iškeičiau antrą pusę, dar kokį 100 metų mažiausia. A galima ir daugiau. Čia priklauso nuo noro. Todėl rašykit savo komentaruose, rašykit savo rajoną, miestą, sudarinėsim grupės ir aš sudarysiu tokią galimybę, nes pažadėjau, kad yra tokia galimybė kažkada, tai dabar galėsiu to įvykdyti. Iki.